visą turnyrą, žygiavom nelengvai iš tikrųjų. Tiek grupiai turėjom porą neblogų mačų, tenai įdomesnių, tiek atkrintamose turėjom porą mačų, tik va gaila, kad finale nesusirinko varžovai visi ir buvo biški lengviau, bet šiaip lygis buvo pakankamai geras. Buvo įdomu prieš Panemunę žaist grupiai, tik neblogą komandą irgi įdomu buvo. Pusfinalis irgi buvo įdomus, Minbra buvo surinkus neblogų žaidėjų. Sakau, neblogas lygis, visai nieko. Nesijaučiau puikios formos, nes buvau 3 savaitės nieko nedaręs, buvau atostogavęs, tik tai atėjau palaikyti sportinę formą, neblogai gavosi, komanda nebloga, žaidėjai patyrė, kamuolius perduoda. Tai reikia tik įmesti. Nesam labai patenkinti, nes pirma vieta mus tik būtų tenkinus, bet gaila, kad nepavyko surinkti pilnos sudėties finalui ir buvo kaip buvo, likome antri. Taip gavosi, kad Vilmantas Dilys išvažiavęs atostogauti, iš anksto buvo suplanavęs, Arminas Šaulys ir Maciulevičius gytis traumos, Artūras Pelšas irgi kažkur išvykęs ir gavosi, kad Adomaičio nebuvo, kad susirinko tik pusę komandos ir to pasekoje net negalėjom pilnai pasipriešinti. Man šitie turnyrai padeda palaikyti sportinę formą, nes aš nenoriu iš karto, ta prasme, kai baigėsi sezonas, taip tiesiog tą dieną baigti ir sustoti, tai tiesiog norisi po truputį pabaigti tą sezoną ir čia toks kaip sezono užbaigimas, tiesiog formos palaikymai. Tai yra komanda sudaryta iš vaikinų, kurie žaidžia Panemunėje aikštelėje, kuri randasi Panemunės pliaže, trumpai tariant. Ir šiais metais gynėm tos aikštelės garbę ir iškovojom bronzos medalius. Aišku, tikslai buvo aukštesni, tačiau žadam kitais metais dar geriau pasirodyti. Šiais metais įgyvendinom tikslą minimum. Aš galvoju, kad paprasčiausiai mums šiek tiek laimės pritruko ir fortuna buvo nusisukus, o turėjom visas galimybės šį turnyrą laimėti, keletą svarbių metimų nepataikėm ir keletą klaidų padarėm, kurias, galvoju, pavyks ištaisyti ant kitų metų, mes sugebėsim geriau sužaisti. Komanda kaip kumštis. Taip, komanda labai vieninga, viskas tvarkoja. Visi draugai. Visi draugai. Biški buvo apsižodžiavimų, bet tai tik parodo, kokie charakteriai tvirti komandai ir kokie geri žaidėjai esame ir nepystam viens ant kito aikštelėje ir susigaubėm. Greitai atleidžiam. Ir bėgam greitai.